Aš nesuprantu, bus kažkas čia tą vasarą nebus. Nu takų, sveikiai susirinkiai, kaip žadėjau, bus biškėlė epizodą iš statybų. Tai varau biškėlę prūdis, kas vyks, į kų darysim. Taip, netolimo ateityje ta krūva molė kart su smėliu keliaus iš čia laukon. Kodėl nekeliaus, turim agregat parsivežį. Šitas įvalym įrenginys, tas yra Biomax M5 su dideliu dangčiu. Nebuvo realiai skirtum, mažas didelis, ten kaina gal per 300 skiries. Vien dėl to, kad dangtis yra mažesnis. Tai vat, tas yra iki 4 asmenų. Jeigu vežatės patys iš Ukmergės ar iš Vilniaus, tai kaina pasiūlo 1290 €. Plius, vis, kadangi naus vis garantinė, ten 10 metų ir dar galit kompensuotis 50% arba sumą iki 1200, kas gyvenat Mažeikius arba Mažeikių, kaip sakant, teritorijoje. Tai ir toks dangtis. Aukštis yra lygiai 2 metrą. Plotis kažkas 1,50 m keli, žodžiu, kažkas tokia. Daug vatos yra. Kaip matot, nematot, lofts ir plus minus jau apšiltins, suvedžiuoti kabelę. Tai kaip sakiau, 1 vatas susideda į vidinį karkasą, tai va kur ir tai rūdi šitas. Tada susivedžio visi laidą, prisikabin gražią, kilpelis pasidar ir tada antras sluoksnis pukšt į vidų ir į vatepą reik padaryti. Tai čia yra toks biškėlį sunkesnis darbs, tos vatos šio biškėlį bardaks yra. Taip, ilgą laukiau ir prakasiau ves kabelį, tai užsakiau, kad pakeltum elektros gali, nes dabar mūsų elektra yra paprasčiausia 3 kW, kaip sodnamėliau, čia, kaip sakyt, 220 kažkur pasijung drąsiai užtenka. Tai vat, vakar, žodžiu, prasikasiau viskų, į naktį pradėjau lyti. Galvojau šiandien prasilyginti su biškėlį žemės, bet su mašina vakar dar pravažiavau, kad normaliai susispaustam. Tai da, tegu pastovau, padžiūnai, tada aš susigrebliau, susilyginsiu. Tai gavos iš vis 24 metrą 50 kabelis, trifazinis. Ir vat, įsivėriau šonu į gofrą. Einam pavyzdėsam, tvarkinga viskas. Plius minus kabūtam to pačio, kaip į kaimynų šitas stotelį. Toks vat kabelėlis ir nebloks. Depį pasiėmiau, metras kažkas apie 10 € užkainavo. Tai vat, normaliai viskas gavos. Einam pavyzdėsam, kur bus įrenginys. Taip, įrenginys stovės, kadangi čia šitas man išein vamzdė, tai jums realiai daugmaž centrėlė, gal čiučiut arčiau pastatą, taip bus, gal kokį metrą paliksiu, mažiau gal čiučiut, kad vis tiek būtum ir išėjiems vamzdžiausi padaryti kokį nors drenažą, bet jaučiu kampį arba kažkur įkasam veina iš untastų vienas iš rintinių. Tai veina rintinį atsiridensiu čia ir įsikasiu, prisimesiu grūzą, realiai, kad būtum akmenis, grūzas, ten plytas, kažkokiai plytgalė, uždengsiu su plevelė, kad nebirtum nieks, gal net kelias sluoksnės, įvesiu vamzdį šitų, kad ant drenažintumės išbėgtom išvalyti vandau teisę jau į tų ir ant galėtum po to pasišalinti, kur anam reik. Nes teisė ir labai arti molis ir labai aukšti vandenys, tai jau reik minimum kažkokį tai drenažėlį pasidaryti. Da, jeigu reikės, padarysim su vamzdžias drenažinės kokį nors da išėjimą, kokį trikampį, da kažku, kad viskas galėtum tvarkingai išbėgti, nebūtum problemų. Tai jau čia pirmo eilė reikėtum atsikastus vamzdžius, kur išein iš namą, pavyzdėsam, kur neįtiksliai ir, kiek gilianiai ir, kiek mums reiks įkasti to bačką, nes bačkos įėjimo vamzdis yra 50 cm nuo viršaus. Tai vat, 50 cm arba aukščiau, tai viskas poikia, nuolydis gausiasi, viskas liuks. Tai jau čia papirmą ištikasam tų. Tik tas pakalbėjau, bus to vasarą, vėl pradėjo lašnuoti. Jau mane užpės jau tas lietus. Gerai, einam pasimsiu savo tų, kur aš sakiau žodžiu, tu jau aš jums parodysiu, ko aš pasiėmiau. Vienkartą naudojau,
šitas, o tokia aparatėlė. Tai va, prisimontuosim, kad jūs aiškiai matytumėt, nes Osmo Pocket 3 tai ir nedidelis aparatas, realiai sprindžio dydžiaus. Tai nelabai matysit nei to dabės, nei nieką. Tai va, dabar tu išsiskleisiu kaip teleskopinis ir bus liuks. Nežinau, matosi, nesimata, bet pasikasėm vamzdį. Ir vamzdžių viršus ir iki fasado pradžios 41 cm. O bačkos nuo viršaus ir 43 iki 53. Tai va, tai vadinas, viskas ir labai puikia, net jeigu daryčiau sulig šitas, visas žemės lygis būtum sulig fasadu, tai būtum viskas puikia, nes ir, sakykime, 40, o bačko nuo 40 iki 50. Tai tas 10 cm pats tas nuėjant teisė. Tai va, jeigu visatys, tai stenkitės, kad išeitum bent jau 40, nes jeigu išeis daugiau, turėsit nusipirkti pailginiam ant to. Pailginiams kainavo 25 €. Ten 10 cm dasideda. Ant bačkos grina užsimaun, kaip papildoms vamzdis. Tai vat, jeigu išein, darykitės 40, neišein, gausit iškart pailginiam bačkos nusipirkti. Tai vat. Vat, kaip matot, prasikasiau, kaip sakyti, perimetrą, užsimečiau dangtį, biškėlį gal gerą, kažkas apie sprindį palikau didesnį, vis tiek reikės, kaip sakyti, įleisti į vidų, tai man sasver kažkas apie 130 kg vis tas įrengiams. Ir vat, vamzdis šitas išeis teisę tiesiogiai, tai greičiausiai tiesiog pailginimą reiks paimti ir įmauti teisę į tų. Ir kito pusė išeis vamzdis lauk, tai mastau galima paimsiu abudu rientinius, katri ir ten, parsiridensam čia, vamzdis išeis ir tada į tą raidę į vieną pusę ir į kitą pusę įkasam vieną rintinį, antrą rintinį, kartu su drenažin vamzdžiu, primesam grūzus, betonus ir uždėsam geotekstilį, paliksam gal kokį 10 cm maks žemės ant viršaus, užpelsam, užsėsam žuolį ir turėtum vis tvarkingą drenažinteis pilnu pajėgumu. Tai vat, ryto pasikveisiu bočelį, dviejų mes išsikasam. Vidau dabar reiks susitvarkyti, nes ir, kaip matėt, bardaks visur vats išsvaidyts, šiukšlės visokis lentgaliai panašiai, tai einam į vidų ir susitvarkom. Baisiai iškart tvarkingiau, bišk persikrovim lentas, susikroviu visą vatą absoliučiai čia, nežinau da kiek lieka, bet elia man rūca 4 sunaudojau viršau, 4 sunaudojau kambariams, tai žodžiu čia nemaža da ir turėtum pakankamą beveik viskam užtekti, jeigu atliks arba pritrūks galimiausia kokį 1 ar 2, nedaugiau. Taip, ryto lauktas, o šiandien pakaujamės, visko reikės po to susimastyti, ką po raputs visko pajungti, katro veito, jau veitai pažymėta, tai viskas įtvarko, susimatysam ryto. Nauja diena ir tesam darbus. Kaip matot, realiai vakar. Realiai vakar kasėm ir teik beveik 40 cm be parkasti. Ir pradėjai pilti, šiandien iš ryto vėl lyn. Tai bandysim išpumpuoti vandenį. Vandens, koks apie kubą bus. Tai kol išpumpuosim, palauksim. Ir bandysim kasti toliau. O dabar dar labiau šlapiau. Tai palinkėkit sėkmės. Takon, kaip matyt,
Iškasėm tą duobę, įmetėm bačką, prileidom smėliaus kažkur iki vamzdžių, tai kažkas apie 60-70 cm nuo viršaus ir vien smėlis. Biškėlį patrumbavom. Vėlė kas lieka, tai reikės įrengti pilną, darysiu iš tikrųjų su kaputom susirblinį, tai reikės papildomai įkasti orapūtį, anai reik elektros laidą, tai reiks elektros laidą išmesti per gofrą, per raudoną. Tada reikės padaryti siurblinę, tai siurblinė bus iš didesnio vamzdžio. Kad siurblinį pasidaryti reikės vamzdžiaus diametrą kažkas apie 30 didesnį, nes turi eiti vidų drenažinis siurbliuks su plūdė kartu, tai kad įsidėtum į vis tvarkingą pumpautuvės iš įrenginiaus į vamzdį drenažinį tą. Ir tada siurblėlis pagavęs, kad jau ir daug vandens, ons tu vandenį pakels į viršų, į kokį tiesiog į lauką, į kokį drenažinį paprastį vamzdį. Tai nežinau, pamastysiu, gal padarysiu dar į antrą dalį. Tai jeigu norit antros dalies, kap turės būti įrengta absoliučiai pilna, tai parašykit komentarius, kad antra dalis varom. Tai va. Tai iki žinių, aš kaip matot, vakščiai su šunėliu. Nu, einam. Jau viskas. Visai tvarkinga, nors šiandien lėjai, nežinau, kokį 10 kartų įlėjai nustoj. Tavo, tai iki žinių. Varom namiai. O jum dėkau, kad vis laik, kad vizėjot. Numetam, nepamirštam laiką ir iki kiek kartų.